Labadiena, mėly laikraštis Elektrėnų kronika skaitytojai ir žiūrovai. Su jumis labinasi žurnalistas Robertas Šarknickas. Šiandien aš esu Elektrėnų savivaldybės tarybos salėje, kur vyksta pagrindiniai posėdžiai, sprendžiami miesto klausimai. Na, o šiandien aš pakalbinsiu savivaldybės darbuotoją, mobilizacijos vyriausioji specialistė Toma Žilinskytė. Labadiena. Labadiena. Kaip diena? Puikiai, oras galėtų būti gal kiek geresnis, bet nieko, eglutė jau po truputį kyla, sniego galėtų būti šiek tiek. Aišku. Bet viskas tvarkoja. Nuotaika vis tiek graži, tos girliandos gražios jau matau švyti. Taip, tikrai taip. Na, kaip sekasi savivaldybėje darbuotis? Gerai, negaliu skųstis, kaip tik šiandien su kolegomis skaičiavom, kad lygiai mėnuo, kaip aš jau savivaldybėj dabar. Tai sveikinu. Ačiū. labai simbolinė sukaktis. Labai matosi iš šypsenos, kad pozityviai esate. Ar jūs visą gyvenimą tokia esate? Visą gyvenimą stengiuosi išlikti pozityvę, nes jeigu nebūsi pozityvus, tai kas belieka? Aišku. Na, Elektrėnai jūs pažįsta kaip labdaros organizacijų kariaujančiai Ukrainai įkūrėja ir vadovė. Nekartą pati vežėte Ukrainai labdarą, todėl gerai žinote kariaujančios šalies būtį ir buitį. O mes vis dar gyvename po taikiu dangumi, jei neskaičiuotumėm uždarytų oro uostų. Ir kelių balionų. Taip. Bet gali ne visada tai būti, net bažnyčiuose. Štai kaip gražiai parašyta Advento pradžios skaitiniuose kalbama apie pasaulinį tvaną. Tik Nojus, nujausdamas katastrofą, statė laivą, o kiti žmonės gyveno įprastą gyvenimą. Todėl įvykus katastrofai nežinojo, kaip elgtis. Mūsų laikais katastrofos diena vardijama diena X. Ir pagal galimybės jai ruošiasi. Elektrėnų savivaldybėje taip pat vyksta mokymai, bet ką ten moko geriausiai tikriausiai žinote jūs. Mobilizacijos vyriausioji specialistė. Todėl prašome savo žiniomis pasidalinti su Elektrėnų kronika skaitytojais ir visais žmonėmis, kurie žiūrės šią mūsų video reportažą. Dabar noriu paklausti, kas dalyvauja mokymuose? Dabar šiuo metu vyko mokymai, paskutinius 2 penktadienius, jie buvo skirti Elektrėnų savivaldybės administracijos darbuotojams, kurie buvo įtraukti į civilinį mobilizacinio personalo rezervą, bet yra galimybė šios mokymus organizuoti ir visai bendruomeniai. Tai nėra vien tik tai administracijai skirti mokymai. Gali dalyvauti bendruomenės, jeigu būtų toksai poreikis, tai jie gali drąsiai kreiptis į mane. Ir aš suderinu su mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentu, surandame instruktorius, kurie atvažiuoja ir praveda šios mokymus. Tai iš tikrųjų gali kreiptis visi norintys. Svarbu, kad tik tai būtų norinčių ir jie skirti yra visai plačiai visuomeniai. Aišku, paminėjote, gali kreiptis, reiškia, gali ir nesikreipti, tai kaip tada jūs skatintumėte, kad kreiptųsi? Skatinčiau iš tikrųjų iš pilietiškos tos pozicijos, nes tai vis tik yra žinios, kurių ant pečių nenešiosi. Jos yra naudingos žinoti kiekvienam, nepriklausomai nei nuo amžiaus grupės, nei nuo išsilavinimo, nei nuo darbo, tikrai nuo nieko. Tai yra žinios skirtos visiems, galbūt jau yra kas jas ir žino, bet pakartoti dar bent 1 ar 2 kartus tikrai yra ne pro šal. Tai tikrai skatinu kreiptis. Jeigu tik tai, sakykime, apskritai Elektrėnų savivaldybėje veikia nemažai veiklių ir aktyvių bendruomenių. Tai turbūt matyčiau, kad bent jau tos bendruomenės tikrai galėtų savo nariams pasiūlyti tokią galimybę dalyvauti, rengti tokius mokymus. Tai kodėlgi ne? Taip ir skatinčiau. Drąsiai kreiptis, nebijoti, galbūt pakalbėti. Mano kontaktai yra viešai prieinami savivaldybės puslapyje. Tai tikrai gali kreiptis ar pasiskambinti, ar parašyti laišką ir pasiteirauti, jeigu turi kažkokių tai ar lūkesčių, ar galbūt neramumų, gali paklausti, ar jiems naudinga būtų, ar nenaudinga. Jeigu dėl kažko nerimauja, tikrai galiu
padėti, patarti ir jeigu tik yra noro, galiu palydėti iki pat mokymų pabaigos. Dabar mes sėdime čia, savivaldybės tarybos salėje. Artimiausia vieta, jeigu įvyktų, nedaug dievė, pavojus, kur dabar iš čia mes eitumėm slėptis? Pradėtume turbūt, koks pavojus? Na tai aiškus, toks, koks dabar Karo yra už pavojus, sienos. ar ne? Tai jeigu nežinome, kur mums reikėtų eiti, tai šiuo metu visiems turintiems telefonus yra labai nuostabi programėlė LT72. Ir tenais įsijungus tą programėlę galite matyti iš karto, kur yra artimiausia priedanga. Kalbant apie slėptuves ir priedangas, svarbu paminėti, kad šiuo atveju mes kalbame apie priedangas, nes slėptuvės atitinkančios slėptuvių reikalavimus yra tik tai kelios ir jos yra Vilniuje. O ta, kuri yra jau turbūt privatizuota šalia ežero, Link elektrinės, ar ne? Link elektrinės, taip. Jinai yra, tačiau jinai yra privačiose rankose. Kas vyktų karo atveju, negaliu atsakyti. Yra tam tikras teisinis pagrindas, kur tikėtina, kad karo atveju galimai jinai būtų panaudojama visuomenės tikslams, bet tikrai negaliu pasakyti, kad taip arba ne. Šiai dienai situacija yra tokia, kad jinai yra privačiose rankose, ne savivaldybės rankose ir jos kaip pasiūlyti kaip tokios slėptuvės mes šiuo metu negalime. Apie tai ir su savininku nėra tada reikalo ir kalbėtis. Mano žiniomis savininkas jisai yra geranoriškas, tikrai nepiktybinis, tai kalbėtis šiuo metu su žmogumis, turi pilną teisę ten vystyti savo verslą. Taip. Ir mes jam to uždrausti tikrai negalime. Taip. Taigi, o kokios būtų pagrindinės savivaldybės mobilizacijos funkcijos ir atsakomybės? Mobilizacijos funkcijos ir atsakomybės, aš galbūt šiek tiek plačiau pradėčiau tą pasakoti, kad tai yra įstatymas, kuris mums numato, kokios yra valstybinės mobilizacinės užduotis. Tos valstybinės mobilizacinės užduotis, jos koncentruojasi aplink tai, kaip užtikrinti žmonėms kiek įmanoma, gal aš taip įvardinčiau, normalesnį gyvenimą ir gyvenimo sąlygas. Tai yra, kad žmonės būtų aprūpinti geriamuoju vandeniu, kad žmonės būtų aprūpinti šiluma, kad būtų aprūpinti kažkokią pastogę, kad vieniši asmenys būtų, kad jais pasirūpinta, kad vaikais būtų pasirūpinta, kad seneliais būtų pasirūpinta. Aš čia taip buitiškai įvardinu, paprastai ne įstatyminiais terminais, nes tikrai formuluotės yra gan masyvios, bet finale viskas susieina į tai, kaip savivaldybė privalo užtikrinti savo gyventojų gerovę, netgi esant ekstremalioms sąlygoms. Tiek gyventojais, tiek taip pat kaip padėti ir pasirūpinti kariais ir atvykstančia parama. Tai, visa tai susieina būtent visą tą mobilizaciją. O kokios elektrinių institucijos turėtų glaudžiau bendradarbiauti su jumis? Ir tarpusavyje be abejo. Idealiausiu atveju tai visos veikiančios Elektrėnuose, aišku, bet pirmiausia, tai be abejo tai yra Elektrėnų savivaldybės administracija ir visos jai pavaldžios institucijos, tai įeina ir švietimo įstaigos, ir komunalinis ūkis, ir tas pats autobusų parkas, visos įmonės ir institucijos, kurios, kaip jau minėjau, yra būtent pavaldžios savivaldybės administracijai. Bet taip pat yra galimybė prisidėti ir kitiems verslams, pasirašant kaip paramos tiekimo ir teikimo sutartis, kurios nėra iš karto kaip finansiniai įsipareigojimai, bet sakykime, kad tai galėtų būti kažkoks verslininkas suteikia karo atveju maisto produktų arba vandens geriamojo arba įrankių kažkokių, tai tokia galimybė taip pat yra. Tai galėtų ir tie verslininkai taip pat prisijungti, bet pagrindė tai visą tai yra visos įstaigos, kurios yra pavaldžios administracijai. Tiek, kiek mes galime sukontroliuoti. Prasidėjus karui Ukrainoje jau beveik 4 metai. Jau greitai 4 metai. Jau greitai 4.
Kokį pavyzdį reiktų paimti iš Ukrainos, kuris vienas iš pirmųjų būtų pats svarbiausias? Aš ko gero gal įvardinčiau bendruomenės susitelkimą. Iš pradžių be abejo vis tiek tai yra panika. Tai yra natūrali žmogiška reakcija, kad ir kiek tu besiruoštum, kad ir kiek tu bekalbėtum, besimokytum, begalvotum, kad ir kiek tu esi pasiruošęs, va, aš turiu išvykimo krepšį, aš turiu planą, aš turiu viską, bet jeigu tik išgirsti sireną ir tu supranti, kad tai nėra mokymai, na tai yra natūralu, jog tikrai kyla panika. Nu, viduje baimė, jinai tikrai didelė. Tai ką iš Ukrainos galim pasimokyti, tai kad jie tikrai susitelkia. Karo pradžioje buvo tikrai daug kur video labai paplitę, kaip jauni vaikinukai pačioje pradžioje karo Kijeve pačiam, nežinia kur tas priešas ten vaikšto, bet supranta, kad yra daug vienišų mamų auginančių vaikus, yra senelių namuose kažkur tai, kurie negali patys savo pagelbėti. Ir tie vaikinukai tiesiog vaikščiojo iš buto į butą ir beldėsi ir klausė, galbūt jums padėti, galbūt jums kažko trūksta, galbūt jūs neturit vandens, galbūt jūs kažką. Tai iš tikrųjų va tas pažinti ir pažinoti savo bendruomenę ir jai padėti, neapsistoti ties savim ir savo šeima, nes atsilaikyti visi turi didesnę tikimybę tik tai tuo atveju, kai veikia kaip visuma. Po vienas žmogus jis nieko nepasiekia nei gyvenime, nei tokių ekstremalių atvejų. Net karo lauke vienam išgyventi tikrai yra sunkiau negu grupiai. Tai toksai, ta ir pamoka mano ko gero ir būtų tokia, kad tiesiog pažinoti savo kaimyną ir nebijoti pasiūlyti jam pagalbą. O kaip savivaldybė informuoja arba planuoja informuoti gyventojus, kokiu būdu? Tai informavimas pirmiausia, pats pirmas informavimas yra sirena, garso pavojus. Ir pirmiausia svarbu yra išklausyti tikslę ir nepakeistą informaciją. Tikslę ir nepakeistą informaciją mums transliuoja mūsų nacionalinis transliuotojas, tai yra LRT. Jeigu yra elektra, rekomenduojama įsijungti televiziją ir išklausyti pranešimą. Jeigu nėra galimybės įsijungti televiziją, išklausyti radio pranešimą, nes jie bus transliuojami tuo pat metu. Ir išklausius informaciją, jau tada priimti sprendimus, ką toliau galima daryti ir kokius veiksmus atlikti. Tačiau taip pat savivaldybė lygiai taip pat tuos pranešimus platins visais įmanomais kanalais, tai aišku ir paplitusiais mūsų socialiniais tinklais, visais kiek tik įmanoma, ir tikrai labai svarbu yra tas žodinis informacijos perdavimas. Tikrai ne visi gali naudotis socialiniais tinklais, ne visi turi radiją, galbūt ne visi įsijungs ar kažkaip. Tai svarbu ir, kaip ir sakiau, kaimyną įspėti, ar ne, kažkaip tokiu būdu, nes kol paduosime žinią į laikraštį ir jis išspausdins, tai tikėtina, kad tik po savaitės ta žinia jau bus nebeaktuali. Logiška. Ar mokymuose yra simuliuojamos praktinės situacijos? Taip. Yra simuliuojamos praktinės situacijos, duodami atvejai, praktiniai atvejai. Mokymų dalyviams suteikiama informacija, sakykime, šeima susidedanti iš tiek ir tiek asmenų. Mama, sakykime, mokytoja, tėtis policijos komisaras, turi šeima išvykimo krepšį, gyvena Panevėžyje ar kažkur tai, X mieste, sakykime, ar ne, turi planą, turi viską pasirengę, sužinojo, gavo pranešimą apie pavojų, sakykime, 12 val. Dienos, kokie jų veiksmai. Ir dalyviai turi iš gaunamos informacijos, iš jiems suteikiamų žinių, jie turi sudėlioti veiksmų planą. Ką ta šeima turėtų daryti, kur, kokie jų veiksmai toliau ir chronologiškai tą išdėlioti. Jeigu sužinoja, sakykime, kad tai yra duota informacija jau 12 val. Ir kaip išsidėlioja jų veiksmai iš to, ką jie išgirdo mokymų metu, kaip jie tą darytų praktiškai. Ir iš tikrųjų, po viso šito labai patys žmonės pradėjo susimastyti apie tai, o ką mes darytume, kokie būtų mūsų veiksmai, jeigu iš tikrųjų gautume informaciją apie tai, kad kažkoks pavojus atsirado, ar ne.
Ar jie, sakom, ar mes turime tuos krepšius, ar mes žinome, ką mes su šeima darytume. O vat tiek aš, tiek mano vyras esame mobilizuojami, ką mums su vaikais daryti, o kaip mums susitikti. Na ir tiesiog tos praktinės užduotis, tokios situacijos, ir jos ne viena pateikiama, kelios skirtingos, jos tiesiog paskatina labiau susimastyti ir apie savo asmeninę padėtį. Nes tikrai visiems reikia turėti kažkokį tai bent aptartą planą su savo artimaisiais, ką reikėtų daryti, jeigu būtų kažkokia tai situacija X. O kaip būtų formuojamas savivaldybės administracijos darbas karo atveju? Kaip jį dirbtų? Tai savivaldybė privalo tęsti darbą nepertraukiamai, bet vis tiek, jau kaip ir prieš tai minėjau, kad yra iškelti mobilizacijos uždaviniai mums, kuriuos mes turime įgyvendinti. Tai vis tiek tai būtų aprūpinimas tiek gyventojų, tiek karių, veiksmų koordinavimas, kad viskas veiktų nekenkiant mūsų gyventojams, bet tuo pačiu ir padedant kariniams pajėgoms. Pagal vietos savivaldos įstatymą berods visą darbą perimtų administracijos direktorius berods. Taip. Ne meras. Direktorius. Jau direktorius. Taip. Taip. Iki tol, kol baigėsi pavojus ir panašiai. Kol būtų paskelbta demobilizacija. Taip. O kaip su savivaldybės skyriai sekasi bendradarbiauti šio klausimu? Žinoma, tik mėnuo pradėjo tik tai. Žinokit, tikrai galiu atsakyti, labai gerai sekasi bendradarbiauti, kolegos noriai išklauso ir informaciją, ir bendradarbiauja, dalinasi savo mintimis su manimi. Tiek pat išgirstu ir klausimų, ką jie daugiau norėtų, kokios informacijos daugiau gauti, kokių dar papildomų norėtų žinių įgyti. Ir tikrai ir man pačiai nuo to lengviau šiek tiek ir savo planus dėliotis ir darbus, ir tikrai susidomėjimas yra. Ir aišku, visiems įdomu ir tai, kad galiu kažkiek pasidalinti tą asmeninę patirtimį iš to karo patirties. Tai tikrai daugam įdomu ir šiaip pabendrauti, bet įdomu ir labai tikrai visi noriai dalinasi informaciją. Tikrai nesusidūriau su pasipriešinimu ir tikrai visi noriai dirba ir sutinka įsitraukti į tą mobilizacijos veiklą. Puiku. Kokias pagrindinės priemonės iškils pavojui gyventojai turėtų turėti su savimi, tiesiog pagrindiniai, kaip yra žiebtuvėlis, maistas, Taip. Tai pirmiausia, tai siūlyčiau, jeigu nėra kažkokios tai kitos galimybės ar evakuotis kažkur tai, ar nėra plano, ką daryti tokiu atveju, tai iš anksto jau dabar siūlyčiau pasitikrinti sandėliukus. Daugiabučiuose visi turi sandėliukus. Gal tai aišku ir nėra pati saugiausia vieta, bet tai vis tik jau yra kažkokia tai priedanga ir sandėliukose, ką mes visi turim. Oi, kaip ten prikrauta visko. Ir dviračiai, ir kriauklės. Bet mes turim tengi ir visokių konservuotų gėrybių, kas turi uogienių. Na, tai aišku, tai yra toks gan primityvus dalykas, bet tai jau yra, jeigu tu nesi pasiruošęs, neturi ten to išvykimo krepšio, bet žinai, kad ten yra tas sandėliukas. Jau yra tikimybė, kad tikrai ištempsit kažkiek daugiau to laiko. Bet mano mintis yra ta, kad jau pasitikrinti tuos sandėliukus, ar ten yra praėjimai atlaisvinti, ar jie yra užkrauti. Galbūt būtų pats laikas kreiptis į komunalinį ūkį, kad jie paimtų stambiagabaritės tas atliekas, išvežti tas šiukšles, jeigu jos yra nereikalingos. Nes tikėtina, kad jeigu per 20 metų jos neatrado savo paskirties, tai per staiga ateinančius metus vargiai, ar jinai dar bus naudinga, ta kriauklė atliekama. Tai, arba galų gale, jeigu tai yra kažkokie tai daiktai, kuriuos galima paaukoti geresniam, kilnesniam tikslui, kodėl to nepadarius, jeigu jie vis dar gali įgyti tą antrąjį gyvenimą. Tai iš tikrųjų tiesiog atlaisvinti tas erdves, kurios gali būti panaudojamos kaip priedangos. Tai čia pirmas. Dabar ką turėti iš daiktų, tai yra rekomenduojama susikomplektuoti tą vadinamą išvykimo krepšį. Išvykimo krepšyje yra rekomenduojama turėti 3 dienoms vandens ir maisto atsargų. Maisto be abejo rekomenduojama yra turėti tam tuos sausus davinius vadinamus dėl jų galiojimo termino, bet vis tik geriau turėti kažkokio tai maisto, kuris jums yra skanus. Tai gali būti ar ten kažkoks batonėlis ar kažkas tai
Bet tiesiog įsivaizduokit, jeigu vis tik tektų kažkur evakuotis ir eiti, jūs esate pavargęs, einate, jau nuo to streso valgyti visai nesinori ir tikrai jau daug nuėjot ir suprantat, kad reikia kažką pavalgyti. Jūs į tą košę iš ten to sauso davinio net žiūrėti nenorėsit. Tai jau geriau turėti kažką, tai kas yra jums miela, kas suteiktų kažkokį bent komfortą. Tai būtų ir šiek tiek tas toksai psichologinis nusiraminimas, vis tiek tai duoda kažkokią tai emocinę vertę. Tai turėti kažką, tai kas jums būtų skanu, bet tuo pačiu maistinga. Tai yra kas tikrai ir iš šaulių, esu ne kartą girdėjus, kas nešiojasi su savim Snickers batonėlius, kas ten dar kažką. Turėti tokių dalykų. Be abejo, kas turi kažkokių tai problemų su sveikata, privalu turėti visus savo medikamentus reikalingus, aišku, turėti ir tokius elementarius kaip nuo karščiavimo, nuo galvos skausmo, nuo pykinimo, nuo viduriavimo, nuo tokių esminių problemų, kurios gali sukelti kažkokį tai diskomfortą pakeliui kažkur tai. Turėti miegmaišį, turėti palapinę idealiu atveju, jeigu turite automobilį, su kuriuo kažkur vykstate, tai geriau jau turėti ir tą palapinę, tą pilną komplektaciją, kad būtų ir tas kilimėlis jogos vadinamasis, kažkur jį išsitiesti. Be abejo, tokie kaip kažkokia virvė, trosas, čia jau taip jau labiau plačiau žiūrint, ar ne? Bet taip pat ir žiebtuvėlis, ir tas pats radijo imtuvėlis, kaip sakiau, kad reikia išklausyti pranešimą, tai radijo imtuvas nedidelis, baterijom įkraunamom arba neįkraunamom gali būti, bet kad turėti ir išklausyti tą informaciją tiesioginę. Ne kažkokią tai iš kaimynų išgirsta, bet būtent, kad gauti tiesioginę informaciją ir ją nepakeistą. Tai tokie pagrindiniai maistas, vanduo. Čia pirmas, apsirengt, persirengt, jeigu turite vaikų, pagalvoti apie higieną, galbūt jiems ar sauskelnių, ar kažkokio tai vaikiško maisto. Tokie esminiai dalykai, kur... Ir tiesa labai svarbu, daug kas nepagalvoja, bet turėti visų dokumentų kopijas. Dokumentų tai tiek asmens dokumentų, tiek savo kažkokio nekilnojamo turto, kokį turite, tiek savo išsilavinimą patvirtinančių dokumentų. Nes ką matome iš ukrainiečių atvažiuojančių pas mus, daug kas tiesiog atvyksta, neturėdami tų savo išsilavinimo patvirtinančių dokumentų, nori įsidarbinti ir jie negali įrodyti, jog jie turi tą išsilavinimą. Ir namų, iš kurių galėtų pasimti tą kopiją, jau tiesiog nebėra. To universiteto irgi nebėra. Tai tiesiog toksai momentas, kurį galbūt reikėtų įsivertinti, kad turėti ar suskaitmenintas tas kopijas, ar popierinės kopijas, bet turėti su savim kopijas. Ir visų dokumentų nelaikyti pas vieną žmogų, nes jeigu viena kuprinė dings visi dokumentai. Dėkoju. Ir dar pabaigai norėčiau paklausti, kai prasidėjo karas, kas paskatino imtis veiksmų organizuoti, padėti, rūpintis ir panašiai, iš kur ta empatija? Tas visas kelias į paramą Ukrainoje pas mane irgi toks vystėsi gan organiškai ir gan ilgai. Pačioj pradžioj tai buvo, irgi tas šokas, ką čia dabar daryti, čia gal bėgti jau mum tų grynų pinigų nusiimti, gal čia jau į tą rūsį lysti, ką čia dabar daryti, čia gal rytoj pas mus jie bus. Toksai ir nežinojau, ir ta panika, kaip sakau, kažkoks tai, nesąmonė, atrodo, ką tu čia dabar darysi. Ir tada jau nusistovėjo, susirinkom su šeima, sakom, ką darom. Ir jau matom žinias, kad plūsta pabėgėlių srautai dideli, kad atvažiuoja daug žmonių. Ir pirmiausiai, ką mes padarėme, tai nusprendėme, kad, mes atsistojame į jų vietą. Mes pagalvojame, kaip mes norėtume, kad su mumis elgtųsi kitur, jeigu mums tektų bėgti. Ir pirmiausia pagalvojom, tai pirmiausia žmogui reikia stogo virš galvos, kai jis yra išvytas iš savo namų. Tai pirmiausia mes priėmėm mamas su vaikais pabėgusias iš Ukrainos, apgyvendinom pas save namuose. Pradėjom joms padėti, įsikurti iš pradžių, įsidarbinti, vaikus į mokyklą, aprūpinti. Ir įsisukom, pradėjom su daugiau jų bendrauti, tada kažkokias bendras veiklas organizuoti, tada pasirodė informacija apie apkasų žvakių gamybą. Galvojom, sakom, reikia surinkti ten tą vašką, nesgi tų
tų vaško likučių namuose pilna mėtosi visurgi būna, ten degini, nesudegini, paėmė, vos neišmeti, nu ir viską surinkom, sakom, reikia daryti, nuvešim į Vilnių ar į Kauną, kur nepamenu, vežėm, norėjom vežti. Sėdėjo mama su tom ukrainietėm, sako, na, mes pabandom pačios. Pasižiūrėjo YouTube, kaip padaryti tas žvakes, pabandė namuose padaryti tas žvakes, gavosi. Apkasų žvakę, na gerai, dabar kaip tas žvakes išvežti. Nu, ten tos dėžutės nevešigi, neduosi, kad kaip siunta ten per autobusus. Nu gerai, ką čia daryti? Sugalvojo, kad reikia daugiau. Tada pradėjom rinkti per visą Vievį, per Elektrėnus. Pradėjom rinkti tuos žvakių likučius, kartoną, vėl visa gamyba užsikūrė iš naujo, namuose viskas nusėta ir vaško likučiais ir šiukšlėm ir ko tik nori. Namai pavirtė į fabriką, fabrikas dirba pilnu tempu, dabar nebėra kaip sustoti. Bet dabar, nu kaip išvežti, jau kiekis per didelis, kad taip tiesiog kažkam duota vieną dėžutę. Ir pasirodo, vienas giminaitis važinėja į tą Ukrainą. Nu ir vieną partiją išvežė, antrą partiją aš taip, sakau, žinai, aš visai norėčiau pabandyti nuvažiuoti. Nu ir va taip, aš išvažiavau tą pirmą kartą, lydėdama tas žvakes ir paskui pradėjau nuolat važinėti. Ir taip, kai pradėjau važinėti, ta veikla plėtėsi ir išsiplėtė iki to, kad turime savo paramos fondą pagalbos legioną. Ir jau sėkmingai, kaip čia, vykdome tą veiklą, nu aišku, tas sėkmingai irgi toks. Čia vietoj tas fondas ar Lietuvos mastu? Jisai, na aišku, visos Lietuvos mastu, bet įsteigtas čia pas mus, jisai Vievyje yra, taip. Vievyje. Taip. Tai matau, ne tik empatijos, bet ir drąsos turite, be baimės važiuojate į Ukrainą. Ar buvo nors kiek tos baimės įvažiavus į tą teritoriją karo metu? Buvo. Iš pradžių buvo tos baimės labai daug. Tikrai ir važiavom labai toli. Tikrai toli. Arčiausias taškas, karščiausias, kur? Bachmutas. Dar kai stovėjo, dar kai buvo gyvas. Tai čia buvo arčiausias taškas, bet po to jau vis artyn. Ir sakykime, dabar, kaip vyksta kovos Pakrovske, tai Pakrovskas būdavo mūsų pagrindinis taškas logistikos, kur mes atvažiuodavom. Ir tokių, daug tikrai buvo tų atvejų, bet kai ten važiuodavom, tai buvo tikrai baisu. Natūralu. Aš ir visiems savanoriams savo sakau, kad jeigu jūs nebijote, tai jūsų vieta yra ne čia. Nes važiuojant, tu privalai jausti tą baimę. Turi jausti tą baimę, kad nepamestum budrumo, nes kai tu atsipalaiduoji, įvyksta nelaimės. Tai turi stebėti aplinką nuolat, turi stebėti informaciją, turi klausyti komandos vadovo, tai vis tiek nėra ekskursija. Tai tikrai yra koordinuotas, organizuotas darbas. Tai tikrai būdavo visko, daug visko yra buvę, bet kažkaip pripranti prie to, kad ir kaip keistai tas skambėtų, pripranti prie to, jau susigyveni ir tai tampa tokia natūrali būsena. Aišku, viskas. Na ir pabaigai, ką norėtumėte pasakyti, kad aš paklausčiau jūs? Ko dar aš nepaklausiu? Oi, kaip jūs visko paklausėt. Svarbiausia akcentuoti būtent apie pasiruošimą, apkalbėjimą su šeima, plano kažkokio tai. Kad susitikti, žinoti, apmastyti kelis variantus, ką galima daryti. Nes situacijų gali būti skirtingų ir tiesiog turėti kelis variantus pasiruoštus ir apkalbėtus. Svarbiausia susitarti ne tik su savim, kaip mėgstam dažnai visi pagalvojom ir nusprendėm, kad visi išgirdo. Tai taip tikrai nėra. Pagalvojom, pasitarėm su artimaisiais, visi kartu nusprendėm ir tada turim kažkur tai mintyse tą planą. Ir turėti būtinai ir galbūt tą artimųjų ratą išplėsti, seneliai. Galbūt ten kiti seneliai dar, ta prasme, pasišnekėti su visais. Dėkoju Jums, gerbiama Toma, tai buvo vyriausia mobilizacijos specialistė, kreipkitės į ją, nemažai žinių išgirdote ir čia šiame reportaže. Manau, kad ir Elektrėnų kronika taip pat prisideda prie sklaidos. Be abejo. Puikus interviu, ačiū Jums labai. Kviečiu, mėly skaitytojai ir žiūrovai, prenumeruoti laikraštį Elektrėnų kronika. Su Jumis buvo Robertas Šarknickas. Būkite saugus, taikos ir ramybės.